Mordore lemties kalno ugnyse. Juodasis lordas Sauronas paslapčia nukaldino žiedą valdantį visus kitus. Į žiedą jis įliejo savo pykčio, neapykantos ir noro viešpatauti. Šis žiedas yra visagalis. Viena po kitos laisvosios viduržemio šalys krito nuo žiedo jėgos. Bet kai kurios atsilaikė. Paskutinioji žmonių ir elfų sąjunga stojo prieš Mordoro armijas ir ant lemties kalno šlaitų kovojo už viduržemio laisvę. Pergalė buvo šalia. Bet žiedo galios nepavyko įveikti. Ir tada, kai viltis dingo, karaliaus sūnus Izilduras paėmė tėvo kardą. Sauronas, laisvųjų viduržemio tautų priešas, buvo nugalėtas.